Įspėjimas. Šioje reklamoje gali būti pavartoti lietuvių kalbos normų neatitinkantys žodžiai, tokie kaip blio, pys, benkuchenas, pekla. Gali būti rodoma vaizdinė informacija, nerekomenduojama vaikams nesusipažinusiems su Maironio gyvenimo istorija bei nemeniškos sielos žmonėms. Reklamos nerekomenduojama žiūrėti savaitgaliais ir švenčių dienomis. Nesveikit, ką nors įdomu. Jei ši reklama pažeidžia jūsų religinės, seksualinės, moralinės, asmeninės ir kitas pažiūras, prašome mus informuoti numeriu 8684 niekur. Yra išties labai sunku, kai skaitoma teksto eilutės nesirimuoja. Žmogus praktiškai niekada nebus laimingas, kai tekstas nėra lengvai skaitomas. Ar ši problema yra aktuali ir jums? Ar ir jums naktį neleidžia užmigti nesirimuojančios eilės? Mes turime išeiti kaip tik jums. Pristatome naują, gerai surimuotą eilėraštį, kurį parašė pats Jonas Mačiulis, dar kitaip žinomas kaip Maironis. Kūrinys yra taip lengvai skaitomas, kad jį galėsite skaityti net ant sofos, ant kėdės, po sofą, mašinoje, prie mašinos, prie Maksimos, po mašina ir netgi skaitant kitą knygą. Pasiklausykite mūsų patenkintų klientų atsiliepimų. O čia tokias eilutės yra, nors tokia suprantu vis tiek tokias greitesnės. Eilės ir aš tą patį susitapatinu su savim, grinai kaip mano sportas, taip išbandant knygas turbūt. Aš kaip knygas mėgstu, aš taip ir sportą savo mėgstu. Greit, mėgstu, žinai. Jau, tu trečią vietą paėmė. Mano gimtinė jau taip kaip mano giminė. Ji turi būti lietuviška ir visada su manim kartu, Man asmeniškai kūrinys turi būti kaip šakotis, trapus ir tirpstantis burnoje. Ar valgyčiau mano gimtinę? Ne, nes tai eilėraštis. Ar skaityčiau? Tikrai taip. Man šitas eilėraštis toks pilnas patriotiškumo ir tautiškumo. Man tai va, sesuo per Velykas padovanojo, iš pradžių aš taip skeptiškai žiūrėjau, bet taip paskaitęs, žinok, nebegaliu atsitraukti. Iš tikrųjų, lengvai skaitos, aš nežinau, knygutė tokia, atrodo paprastutis toks, bet toks turi vis tiek kažką tokia šilumą, vis tiek tokia skleidžia. Vis tiek tokį verta skaityti šitą. Va, paimi į rankas ir jauti šilumą, va. Norėdami užsisakyti Maironio eilėraštį Mano gimtinė, kreipkitės numeriu 861-1862 spalio 21. Bet dar ne viskas. Dėmesio, šį mėnesį šiai prekiai darome 20% nuolaidą. Anksčiau ji kainavo 999 centus, tačiau tik šį mėnesį galite ją įsigyti už 7,99. Bet dar ne viskas. Užsakė Maironio eilėraštį Mano gimtinė jau šiandien. Jį gausite ne už 7,99, net ne už 6,99, ne už 5,99, bet už 12 litų. 12 litų, tai visai brangiai išėjo. Ale viską pigiai! Ir netgi dar ne viskas. Užsakė vieną kopiją per 10 minučių, antrą kopiją gausite nemokamai. Ir antrą kopiją pristatysime nemokamai. Ne, negausite antros kopiją, bet paskubėkit užsakyti dabar.